Sveiki visi, šiandien mes parodysim video Terraria. Kaip matote, mes jau bossą paleidom. Tai šiandien mes kovosime prieš bossą. Tai čia iš karto jau su modais, kad būtų įdomiau žiūrėti. Galim momentais trupučiuką palaginti, bet nemanau, kad čia kažkas tokio. Nu va, tai iš tikrųjų aš neku šiuo momentu, o draugas žaidžia. Tai tiesiog galėsiu pasakoti. Na, tai mes iš pradžių nukirsime rankas, o po to daužysime į galvą ir gal jūs vėliau pamatysite, kas atsitiks, nes nieko gero nebus, iš tikrųjų. Tai va, tai geriau mes geriau. Nudaužykime jam rankas. Ir mes, aišku, gal pilną video nespėsime įdėti šiandien, tai mes padarysime antrą dalį. Na. Tai dabar, kaip ir sakiau, rankas nušaudom. Kartais atsitinka failų. Tiesiog žiūrėkite, kol mes abi dvi rankas nušausim. O čia zombiai. Man labai patinka, kai rankas. Kaip matote, ir zombiai čia biškį prisijungia. Tai tikras vakarėlis. Šiaip Terraria įdomus žaidimas. Pakankamai daug kas sako, kad jis populiarus, tai nežinau, patariu ir jums atsisius, visai įdomus. Aišku, čia pradžia yra su modais, cheatais visokiais, kad jums būtų įdomiau žiūrėti. Nes reikia rinktis visokius daiktus, tai užtrunka laiko. Tai iš karto su cheatais, kad nereiktų daryti daug dalių. O čia kažkoks smagelis. Na va, vėl zombiai, kai kurie čia ateina į diskoteką. Na va, jau yra be rankų. Greit galva pradės šaudyti lazeriais, jūs tada pamatysite, kas čia atsitiks. Bus labai gražu kabutėse. Jo, kaip matote, tas bosas ką tik sutraiškė kažkokią vargšą kiškį. Na, žiauru. Nu, dar turbūt ilgai reikės čia. Na va. Jeigu dabar turėčiau šonas pradėti lazerį šaudyti. Kitas epizodas bus su smegeninės kovosime. Na, kaip ir girdėjote, turbūt, kad kaip ir sakė mano draugas, kad kitas epizodas bus su smegenim kovojimas. Nepagaunu su kokiom smegenim, bet jisai man dar parodys. Na va. Man atrodo, tuoj pradės šaudyti lazeriais. Čia aš tiesiog stoviu prieš. Jeigu būčiau šoną iššaudyti lazerį. Ai. Čia tobulas stovas prieš ko ne. Nu jo, čia va, jau pradėjo šaudyti lazeriais, kaip matote. Tai nieko gero nežada. Kaip matote, galva skraido. Tai iš tikrųjų atrodo juokinga. Bet įdomu. Ir kas svarbiausia yra, kad galvos neįmanoma užmušti. Tai matosi, kad šitas žaidimas yra sunkus ir reikia jį įdėti pastangų. Tai jeigu norite, jeigu jums patinka šis
žaidimas, galite atsisiųsti ir bandyti žaisti. Šiaip jeigu norėsite, bus cheatų linkai, ten apačioj, jeigu pasižiūrėsite, bus cheatų linkai, jeigu norėsite ant žaidimų. Ir pats instaliavimo sistemos. Na va, mes įveikiam žaidimą, bossą įveikiam. Gavom kažkokį daiktą. Nu, pažiūrim, ar Hitriai. gavom kažkokį daiktą, tai... O, lazeris turim. Gerai, pabandom ant kokio zombio. Pabandom ant kokio zombio, nes šiaip įdomu, ką jis daro. Jo, tai gal tu pašaudyk kažką, kad šviesiau būtų. Laimėtas. Jo, Įveikiau bossą. mes Arba įveikėm bossą. galite pasirinkti. Kitą, parašykite description'e, kokį bossą norėtumėt kovoti. Jo, parašykit descriptioną. Prieš kokį bossą norite kovoti. Norite kovoti prieš Skeletroną, Skeletron Prime, prieš Skeletron Prime, ar norite kovoti prieš kaip tas smegenis, ar Planterą. Tai va, pasirinkite ir parašykite į komentarus, jeigu norite dar kokių nors pageidavimų. Mes sukursime pagal jūsų pageidavimus. Viso gero. Iki.